Šiandien iš Armėnijos atskriejo svarbios naujienos. Čia Rusija atvirai perspėjo, kad jei Armėnija toliau šalins rusišką karinę ir strateginę įtaką iš savo teritorijos, Rusija atsakys ekonominiu sunaikinimu. Tai žymi lemiamą eskalaciją, nes praradusi patikimumą kaip Armėnijos gynėja, Rusija dabar bando išlaikyti kontrolę, paversdama likusią Armėnijos priklausomybę ginklų ir taip ruošdama dirvą tiesioginiam susidūrimui. Naujausia eskalacija kilo po Kremliaus susitikimo tarp Vladimiro Putino ir Nikolo Pašinjano, po kurio Rusijos vicepremjeras Aleksejus Overčiukas pateikė žinią atvirų tekstų. Armėnijai buvo pasakyta, kad ji negali judėti ES link ir tuo pačiu metu išlaikyti privilegijuotos bendradarbiavimo naudos Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Putinas dar kartą pabrėžė šią liniją, sakydamas, kad šie du integracijos keliai yra nesuderinami, aiškiai parodydamas, jog jei Armėnija toliau šalins rusišką įtaką, Maskva atsakys ekonomiškai. Tai aiškiai parodė, kad Rusija nebesiekia išlaikyti Armėnijos bendradarbiavimu, o didindama atsiskyrimo kainą. Šis spaudimas pasirodė po to, kai Armėnija jau buvo pradėjusi šalinti rusišką kontrolę vietoje. Rusijos pasieniečiai buvo patraukti nuo svarbių patikros punktų, kai buvo ruošiamasi galimam Turkijos sienos atidarimui. Maskvai tai buvo aiškus ženklas, kad Armėnija ne tik politiškai tolsta, bet ir šalina rusišką buvimą strategiškai svarbioje sienoje, ją pakeisdama savo kontrolę. Nuo to momento Rusijos atsakas perėjo nuo spaudimo prie atvirų grasinimų. Kitas spaudimo taškas – 102 Rusijos karinė bazė Gyumri mieste, kur kaltinimai kišimus į rinkimus pavertė bazę tiesioginę politinę problemą Armėnijai. Ši bazė yra viena iš paskutinių Rusijos karinių atramos taškų Armėnijoje, tad jos praradimas reikštų, kad Maskva netektų vieno iš paskutinių būdų tiesiogiai daryti įtaką šalies viduje vykstantiems procesams. Kai tik jos legitimumas išblės, bazė taps našta, kurios Armėnija galiausiai gali siekti atsikratyti. Priežastis, kodėl Armėnija pasirengusi priimti šį susidūrimą, slypi Rusijos nesėkmėje Azerbaidžano puolimų metu ir Arcacho žlugime. Maskva turėjo karių, aljanso mechanizmus ir karinę infrastruktūrą, tačiau šios priemonės nesuteikė reikšmingos apsaugos tada, kai Armėnija to labiausiai tikėjosi. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pabrėžė Kaseso nesėkmę lemiamų momentų, taip sugriaudamas politinį susitarimą, kuris buvo Rusijos buvimo Armėnijoje pagrindas. Po to Rusijos kariai nebetrodė kaip apsauga, o tapo našta, kurią Armėnija vis dar buvo priversta nešti. Armėnija taip pat jau pradėjo mokėti ekonominę kainą už tolstančius santykius su Rusija. Prekybos apyvarta sumažėjo nuo maždaug 12 milijardų dolerių iki maždaug 6 milijardų 2025 metais, o importas iš Rusijos smarkiai krito, kai Armėnija prarado savo vaidmenį kaip reeksporto kanalas. Svarbiausia tai, kad dėl to mažėja Rusijos įtaka, nes Armėnija jau nebėra tokia priklausoma nuo prekybos su Rusija kaip anksčiau. Maskvai tai kelia skubą, nes kuo ilgiau ši tendencija tęsis, tuo mažiau įrankių ji turės ekonominiam spaudimui Armėnijai daryti. Todėl konfrontacija persikelia prie Rusijos kontroliuojamos infrastruktūros ir strateginių objektų Armėnijos viduje. Elektrinių tinklų Armėnijoje byla, kartu su veiksmais prieš su Rusija susijusius holdingus ir grėsme atimti geležinkelio koncesiją iš Rusijos pusės, rodo pastangas atimti iš Maskvos instrumentus, per kuriuos ji vis dar gali formuoti Armėnijos energetikos sistemą, logistikos grandinę ir tranzito potencialą. Taigi Armėnija ne tik reaguoja į spaudimą, bet ir bando uždaryti kanalus, per kuriuos ateityje galėtų būti daromas spaudimas. Rusija jau nebesiekia išlaikyti Armėnijos per aljanso įsipareigojimus, o per baimę dėl pasitraukimo kainos. Tai, kas anksčiau buvo parduodama kaip partnerystė, dabar atskleista kaip priklausomybė ir Maskva aiškiai parodo, kad kai lojalumo nebegalima užtikrinti savanoriškai, jis bus primestas spaudimu. Apskritai, ši akistata greičiausiai stiprės, nes abi pusės dabar mano, kad delsimas joms nenaudingas. Armėnija mato nuolatinę priklausomybę kaip galimybę būsimam spaudimui, o Rusija Armėnijos atsiskyrimą laiko įrodymu, kad jos įtaka Pietų Kaukaze silpnėja. Todėl Rusija jau nebesiekia išlaikyti Armėnijos bendradarbiavimu, o per galimą atsiskyrimo kainą. Rezultatas – tiesioginė akistata, kurioje Armėnija bando išsilaisvinti, kol Rusija dar nespėjo padaryti atsiskyrimo kainos per didelės. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau.
Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.